Neslėpiau kai visą laiką. Kita problema, sakykime, aš tik išmečiau vieną frazę, kas mane labai nustebino, todėl nepratilėsiu dabar. Išmečiau vieną frazę pasitarimo metu, žiniasklaidai dalyvaujant, dėl dailės mokyklų. Niekasgi jos uždaryti, net tokios kalbos nebuvo, net ir pailėčių. Dabar, kai pradedu skaityti, kiek parašyta marazmų, drįstų pasakyti, tai mane iš pirmo, žinai, jau dabar juokas ima, supranti. Kalbamos nesąmonės, yra bendras projektas, bendros sienos ir taip toliau. Tai aš tik paaiškinau, todėl padėšiu, kaip neracionaliai išnaudojamos patalpos, kaip ne visą laiką užimta. Tai padarė iš to tokį, kad aš dabar juokiuosi. Čia reikėjo tam nukreipus dėmesį kažką tai gero padaryti, juokiuosi, supranti, dabar tai aš irgi kaip visą laiką gal netaktiškas, bet iki kiek ką žiniasklaida neturi ką veikti, kad naujas nesąmonės, Alytaus naujienos, pavyzdžiui, jie ką daugiau Pinkevičienė, Burba neturi ką veikti, tik nesąmonės rašyti. Užsitraukiau savo galvos nemalonę, supranti, bet iš principo vėl apie nusprendžia, kad Alytui tas ir tas turėtų būti ir būtinai turim padaryti, kaip nori Saulė Pinkevičienė ar Burba, ar ten Mainelis. Tai dabar įvardinu net ir pavardė. Reikia suprasti, kad tai yra diskusijų objektas ir sprendimus priminėja ne Jurgis Krasnickas, o priminėja taryba. Priminėja patiriamasis balsas, taip, tinka man ir Mainelio, ir Burbos, ir Saulės, ir visų kitų. Bet sprendimą priima taryba, ne Jurgis Krasnickas ir balsų dauguma. Tai tokios elementarios tiesos, bent jau Burba, kad nesuprato, man liūdna.